Kągi, baigėsi savaitė, pagrindiniai įvykiai. ES biudžeto 24 metams patvirtinimas. Tai yra derybų pradžia, sankcijų apėjimas, rusiškas klausimas, na ir kaip mes padėsime Ukrainai. ES biudžetas 24 metams. Europos parlamentas patvirtino savo derybų poziciją, kitaip tariant, prasideda derybos tarp Europos parlamento, tarybos ir komisijos. Koks yra biudžeto dydis, kad jūs tai žinotumėte? Tai 189 milijardai eurų. Tiek pasiūlyta. Europos, tiesąkant, parlamento siūlymas buvo būti dar dosnesniems, padidinti dar 770 milijonų, kadangi bėdų netrūksta, paramos reikia ir reikia bendro veiksmo. Kaip įsiskirsto šitas 189 milijonai, kur tarp kitko 113 tai yra normalus biudžetas milijardų, o likusiai tai yra ta parama Europos rekonstrukcijai iš naujos kartos fondų ir panašiai. Apie 50 milijardų eina žemės ūkiui, apie 47 regioniai plėtrai, 15 milijardų ES veiksmams pasaulyje ir apie 13 milijardų inovacijoms. Matot, kaip iškrenta šitie pinigai iš konteksto labai lengvai. Kitaip sakant, kur juos išleisti mes tikrai žinome, kaip juos surinkti ir kaip turėti didesnį ES biudžetą, ne visada. Kągi, ES parlamentas apsisprendė labai aiškiai dėl tolimesnės paramos Ukrainai. Tai yra taip vadinama Ukraine Facility. Arba, sakykime taip, specialusis instrumentas Ukrainai. 4 metų laikotarpį 50 milijardų. Trūks pinigų, bet pradžia yra gera. Man svarbiausia, kad yra ilgalaikis įsipareigojimas. Kada yra ilgalaikis įsipareigojimas, ieškoma ir atitinkamų finansų. Taip, Ukrainai teks pasistengti, reikės parengti planą, kurį turi pateikti vyriausybė, patvirtinti parlamentas. Tikrinsime, kaip išleidžiami pinigai. Oligarchams nebus prieigos prie šitų pinigų. Tie, kas gauna paramą virš 100 000, bus atskiras sąrašas, kitaip sakant, kad nebūtų nereikalingo piktnaudžiavimo. Na ir kągi, kova prieš korupciją bus tęsiama, kadangi ir Olafo agentūra, kitaip sakant, prieš piktnaudžiavimą finansiniais interesais, o taip pat ir Europos prokurorų biuras seks visą tai. Kiekvienais metais ataskaitos, kiekvienais metais pasiūlymai, ką geriau daryti. Palinkėkime, kad šie pinigai tikrai rastų kuo greičiau kelią į Ukrainą ir prasidėtų ta investicijų ir paramos, aš sakyčiau, banga, kadangi to labai reikia Ukrainai. Kalbėjome ir apie tai, kaip sumažinti, kaip išvengti sankcijų apėjimo. 11 sankcijų paketų, bet kaip matome, lyginant su 19 metais, šiais metais Vokietijos prekyba su Kirgizstanu išaugo 14 kartų. 14 kartų. Kas atsitiko Kazakstane? Ką tapo naujojų Singapūrų? Ne, žinoma, kad tai yra reeksporto operacijos, mes užmerkėme akis, nuvežame tenai, pamirštame, o tos prekės, žiūrėk, ir pakliuvo į Rusiją. Todėl Rusijos karinis potencialas tiesiogiai priklauso nuo sankcijų paketo įgyvendinimų. Kviečiau iš tiesų priimti konkrečius sprendimus. Pavyzdžiui, mes turėtumėm nubraukti bet kokią finansinę paramą toms trečiosioms valstybėms, kurios dalyvauja sankcijų apėjime. O kad jos dalyvauja, mesgi žinom. Mes matom ir statistiką, žinom mūsų prekių kelius, žinome tie, kurie apmokėjo eksporto operacijas iš ES į trečiasias valstybės. Todėl neapgaudinėkime save. Sankcijų paketai auga, bet ar jų efektyvumas didėja? Ir labai tikiuosi, kad mes sulauksime konkrečių sprendimų, mes toliau kreipsimės į komisijos pareigūnus, reikalaudami jų ataskaitų, jų pasakymų. Kitaip tariant, reikalai juda. Šį penktadienį 4:30 dalyvausiu diskusijoje su jaunaisiais federalistais Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute Vilnius Vokiečių 10. Turite noro, prisijunkite, visada įdomu kalbėtis apie ateitį, ypač su tais, kurie nori, kad ateitis būtų vieningesnė ir, aš sakyčiau, teikianti vilčių, kad mes veiksime ne po vieną, o kartu. Tai štai, kokia buvo savaitė ir kas laukia savaitgaliai. Iki.